Sveiki, šiandien už mano nugaros yra Hisoro pilis Dušanbe, Tadžikistano sostinėje. Oficiali versija yra, kad šitai gyvenvietei Hisorui reikėtų sakyti, yra 2500 metų. Gyvenvietė yra įkurta 5 amžiuje prieš Kristų ir matyt tai yra tiesa, kadangi ten archeologai rado gyvenvietės likučius ir jie yra datuojami 5 amžiumi prieš Kristų. Ir tai yra nuostabu. Čia yra pilis, kuri oficialiai yra pastatyta 14 amžiuje ir tai taip pat yra nuostabu. Tačiau, dėja, pilis yra prikelta iš totalių griuvėsių ir tai padarė Josifas Stalinas. Tai kasgi yra bendro tarp Tadžikistano ir Lietuvos architektūrinė prasme bendro yra tas, kad tas pats Stalinas prikėlė iš griuvėsių ir Trakų pilį. Trakų pilis, kaip aš suprantu, 14 amžiumi datuojama, bet 20 amžiaus pradžioje, pirmoj pusėje, kai Stalinas pirmą kartą pamatė Trakų pilį, jos nebuvo. Buvo totalūs griuvėsiai, kaip ir Hisoras. Ir aišku, žmonės sako, kad čia Sniečkus Lietuvoje atkūrė Trakų pilį, tai turbūt Sniečkus norėjo taip pat atkurti, bet panaudot milijonus rublių iš valstybės biudžeto, taip, kad nežinotų Stalinas, tais laikais tikrai buvo neįmanoma. Tai be abejo, tai buvo Stalino pritarimas, kad Trakų pilį reikia atstatyti, Hisoro pilį Tadžikistane reikia atstatyti ir Latvijoje taip pat visos pilis yra atstatytos, kaip ir Lietuvoje, kaip ir Tadžikistane. Tai čia yra be abejo bendras bruožas. Tai padėkokim Stalinui už šitą grožį. Aišku, man atrodo, kad Trakų pilį vis dėlto Stalinas geriau atstatė, bet žinot, čia sunku vertinti. Tai yra skirtingi architektūriniai stiliai. Svarbiausia, kad tie stiliai atspindi to laikmečio architektūrą ir kaip tai atrodė tais laikais. Ir tai yra nuostabu. Tai dar kartą padėkokime Josifui Stalinui ir už Trakų pilį, ir už Hisoro pilį. Deja, Jungtinių tautų UNESCO organizacija neduoda Hisaro piliai pasaulinio paveldo statuso. Taip pat kaip ir Trakų piliai taip pat neduoda. Trakų pilis taip pat neturi pasaulinio paveldo statuso, dėl to, kad tai yra naujai pastatytos pilis Stalino laikotarpiu. Bet aišku, labai gražu, kad jos yra. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Bet pasaulinio paveldo statuso nei Trakų pilis, nei Hisaro pilis dėja negavo ir dėja negaus dėl to, kad nėra kultūrinio paveldo. Tai yra Stalino tik tai paveldas, o ne kultūrinis pasaulio paveldas. Taip atsakė Jungtinės tautos Lietuvai, kai Lietuva norėjo, kad Trakų pilis būtų paskelbta pasauliniu paveldu. Ir lygiai taip pat atsakė ir tadžikams. Va čia yra moteriškė apsirengus tai kaip tadžikė. Mes galim arčiau prieiti. Ir pažiūrėti. Gražu. Šiaip tai kitose musulmonų valstybėse žmonės rengiasi ne taip gražiai. Va čia yra daug gražiau. Man patinka, kaip rengiasi. Na ir kadangi komunistai taip gerbė tą feodalinį, iš tikrųjų kapitalistinį, tą išnaudotojų kultūrinį paveldą, tai yra lietuvių Trakų pilį ir Hisoro pilį, reiškia Tadžikistane, būtų logiška, kad ir lietuviai turėtų turėti pagarbą komunistiniam kultūriniam paveldui, pavyzdžiui, paminklam Antakalnio kapinėse. Dėl to, kad ten žuvo žmonės, kurie kovojo prieš nacizmą Antrajame pasaulinėme kare. Ir, kadangi Stalinas atskūrė Trakų pilį, lietuviai galėtų bent jau nenugriauti komunistinių paminklų, tų sovietinių paminklų, bet jie, kaip žinoma, jau yra nugriauti, bet bus atstatyti dėl to, kad tą bylą aš planuoju laimėti dėl atstatymo.
Tarp kitko, žodis dušanbe lietuviškai reiškia antradienis, tai yra antra diena. Kur du reiškia antra. Taigi panašumų būta ne tik tai architektūroje, bet ir kalboje. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.